Kol skubėjome į ligoninę greitosios medicinos automobilyje, prieš akis pamačiau mažą berniuką šviesiais plaukais. Pamačiau keletą to vaiko gyvenimo fragmentų, paskui supratau, kad berniukas, į kurį žiūriu, esu aš, kad tai mano paties gyvenimo fragmentai. Mano protas man pradėjo sakyti, kad esu labai arti mirties. Kol gulėjau, pradėjau galvoti, kad galiu neišgyventi. Gulėdamas ten ir nežinodamas, ką daryti, pamačiau prieš mane pasirodančią mamą. Ji žiūrėjo tiesiai į mano akis. Ji pasakė, nesvarbu, ką padarei savo gyvenime, sūnau, nesvarbu, kiek nutolęs buvai nuo Dievo, jeigu šauksies Dievo savo širdimi, Dievas tave išgirs ir tau atleis. Pamąsčiau, na, jeigu yra Dievas, tai kuris jis? Aš apkeliavau daug pasaulio vietų. Pamąsčiau, gerai Dieve, jeigu esi, pasirodyk. Kol nepamatysiu, nepatikėsiu. Jeigu pamatysiu, tada melsiuos. Bet niekas nepasirodė. Mano mama pakartoja, melskis iš širdies. Dieve, jei tu tikras, padėk man melstis. Padėk man prisiminti nors vieną maldą, kurią mokėjau. Padėk prisiminti Tėve mūsų maldą. Man begulint prieš mane pasirodė žodžiai. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Pagalvojau, kaipgi Dievas man gali atleisti, jau per vėlu aš padariau per daug netikusių dalykų. Dieve, jei iš tikrųjų egzistuoji ir girdi mane, prašau atleisk man. Pasirodė dar daugiau žodžių. Atleisk tiems, kurie neteisingai su tavimi pasielgė. Žinoma, kad galiu tai padaryti, nesu piktas žmogus. Galiu atleisti viską, ką tik man kas nors padarė. Ir kol tai sakiau, prieš mano akis pasirodė taksi vairuotojo veidas. Pagalvojau, ką šitas žmogus čia veikia. Išgirdau, ar atleisi šiam žmogui už tai, kad šią naktį tave išmetė iš savo taksi ir paliko šalikelėje mirti. Pagalvojau, jokių būdų, tikriausiai juokaujate. Po kelių akimirkų pamačiau dar vieno žmogaus veidą ir balsas tarė, ar atleidi šiam žmogui už tai, kad jis tavęs nepasėmė į savo automobilį ir tau nepadėjo. Atsakiau ne. Kai pamačiau tų vyrų veidus, pagalvojau, kas čia darosi, tai ne kažkokia atmestinė malda, o iš tikro galiu kalbėti su asmeniu, kuris galbūt yra Dievas. This isn't just some mumbo-jumbo prayer. I could actually be talking to someone who could be God. Tas balsas kalbėjo asmeniškai su manimi. This prayer to me. Dieve, jei gali atleisti už mano nuodėmes, aš atleisiu tiems žmonėms, kurie mane pagelbėjo. Jų veidai iš karto dingo. Atsirado nauji žodžiai. Tebūnie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Pasakiau, Dieve, man reikia žinoti, kokia yra tavo valia. Jei gali man padėti ištverčias kančias, aš jas seksiu ir seksiu tavimi visas savo gyvenimo dienas. Kai tai pasakiau, visa Tėve mūsų malda atsirado prieš mano akis ir pirmą kartą gyvenime gavau apreiškimą, ką ji reiškia. Tebūnie tavo valia, teateinie tavo karalystė. Ir kol ten gulėjau, jutau labai didelę ramybę ateinančią į mano širdį. Ir kažkokiu būdu mano širdyje toji malda pakito. Ir iš to, ką kartodavau tik tam, kad kartot, ji pasikeitė visiškai, nes dabar meldžiausi iš savo vidaus.
Kas jam nutiko? Medūzų įsigėlimas. Paruoškite jam antitoksinus. Stenkitės likti sąmoningu. Daktare, negaliu rasti venos. Nestipriai trenkite į ranką štai taip. Tai viskas, ką šiuo metu galime padaryti dėl jūsų. Kovokite prieš nuodus. Aš viską jutau, galėjau viską girdėti. Gulėjau, jaučiau daktarus esančius aplink mane, tačiau buvo ypatingai sunku išlaikyti akis atmerktas. Pamenu, jas užmerkiau, pamaniau truputį pabūsiu užsimerkęs ir vėliau pabandysiu vėl atsimerkti. Kai tai padariau, pasijutau, lyg atsitraukiau ir kova dėl gyvybės baigėsi. Staiga pajutau save stovintį ir sąmoningą, tik problema buvo tame, kad buvo visiškai tamsu. Ir mano pirma mintis buvo, kodėl daktarai išjungė visas šviesas. Kas tai per ligoninę? Kol stovėjau ten, manydamas, kiek laiko buvau užmigęs ir kodėl šviesos išjungtos, pagalvojau, nebijok, apgraibomis surasiu šviesos jungtuką. Šviesa turi kažkur įsijungti. Thinking my pupils are dilated, no light, couldn't see a thing. It was pitch black, like a dark room. So, well, okay, there must be some light in here somewhere. So I turned around, apsisukau aplink ir delnu, bandžiau ką nors apčiuopti. Ėjau į dešinę, tačiau niekaip negalėjau prieiti jokios sienos. Pamaniau, kaip keista, kur jie mane išvežė. Paskui pradėjau ieškoti lovos, tačiau niekaip negalėjau jos rasti. I thought, great, you idiot, now you've lost your beard. How on earth did you do that? So as I'm groping around physically trying to find my beard, the next thought that comes into Kitas dalykas, kurį pajutau, kad kai norėjau paliesti savo galvą, ranka perėjo kiaurai, lyg neturėčiau jokios fizinės formos. Pamaniau, tai neįmanoma, juk negaliu būti toks netaiklus. Norėjau paliesti visą kūną, tačiau to padaryti nebuvo įmanoma. Jaučiausi lyg permatomas, bet tuo pačiu jaučiausi ir kaip žmogus. Kas vyksta? Kol ten stovėjau, pajutau savo dešinėje, jog kažkas į mane žiūri. Toje tamsoje jautėsi viskas melkianti blogio atmosfera. The darkness had an evil presence, a cold, encroaching evil pervading the atmosphere. Kur aš? Where am I?
nusipelnai būti čia. Nusipelniau būti kur? Pragare. Dabar užtilk. Kol ten stovėjau, supratęs, kad esu pragare, staiga virš manęs atsirado šviesa. Kai toji šviesa lietė mano veidą, jaučiau kažkieno buvimą ir visas mano kūnas pradėjo kilti nuo žemės į tos šviesos spindulius. And my entire body seemed to lift off the ground and be translated up into this light and radiance. Kol mane kėlė į juos, mačiau, jog jie sklinda iš apskritimo formos angos esančios virš manęs. Jaučiausi lyg lengva dulkelė kylanti tą šviesą. Pagalvojau, ar tai tikra. Per dešinį petį pasižiūrėjau į apačią ir mačiau tolstančią tamsą. Vis dar nesuprasdamas, kas yra ta šviesa, judėjau aukštyn, vėliau suprasdamas, kad esu kažkokiame tunelyje. Pamatęs jos pabaigą, pamaniau, jog tai visatos kraštas. My first thought is the center of the universe. Look at the light. Look at the power coming from there. Priartėjęs dar arčiau jos pajutau šilumą, komfortą. Visa toji tamsa ir baimė rodosi dingo. And I feel warmth, comfort. All that kind of fear and darkness just seems to go out of me. Jaučiau gyvą šviesą einančią per mane. Neįtikėtinas spindėjimas, tai atrodė lyg balta liepsna. Sekundai pamaniau, kad visos to žvaigždės ir žvaigždynai išėjo iš šito taško. Kas yra ta šviesa? Ar ten yra kas nors? Kol klausiau savęs šitų klausimų, pasigirdo balsas iš šviesos centro. Kai išgirdau tą balsą, supratau, jog tai tas pats balsas, kuris kalbėjo su manimi greitosios medicinos automobilyje. Jis manęs paklausė, ar nori grįžti atgal. Jei nori grįžti atgal, pamatysi naują šviesą. Atsirado žodžiai prieš mano akis. Dievas yra šviesa. Ir jame visiškai nėra jokios tamsos. Pagalvojau, ar tai tikrai Dievas. Juk aš ką tik atėjau iš tamsos. Kad ir kas bebūtų, ši būtybė visiškai atsiskyrusi nuo tamsos. Nematau jokio šešėlio, nematau blogio, matau tik tyrą baltą švitėjimą. Ir jis žino mano vardą, ar tai gali būti Dievas, su kuriuo aš kalbuosi. Jei taip, tai jis mato mano dvasią visiškai kiaurai, jis mato viską. Aš pradėjau trauktis atgal link tunelio tamsos. Pamačiau bangą spindulių judančių link manęs iš tunelio viršaus. Pamaniau, jai priartėjusi mane nublokš į pačią tunelio apačią. Tačiau jai priartėjusi perėjo per mane ir viską, ką jaučiau, buvo meilė. Ta meilė buvo tokia stipri, kad tikrąja to žodžio prasme privertė mane verkti. Jaučiau labai stiprų priėmimą. Pasakiau, Dieve, tu negali manęs mylėti. Aš bjauriai kalbėjau apie tave. Pajutau dar daugiau meilės. Tariau, aš padariau tiek daug visokių dalykų, tiek suklydau. Dar daugiau meilės. Kol meilė visėjo, pagalvojau, kad tai nuostabiausias įvykis mano gyvenime. Šviesai truputį prasisklaidžius pastebėjau baso asmens kojas, kulnus siekiančių ilgų apdarų. Ne apdarų iš audinio, bet apdarų iš šviesos. Kai pamačiau tai, pakėliau galvą, kad pamatyčiau jį visą. Jis ištiesė savo rankas, lyg sveikindamas mane. Tada žinojau, kad žiūriu į Dievą. Buvau šokiruotas, negali būti tam pasiruošęs. Nebuvau pasiruošęs matyti šitokių dalykų. You're just awestruck. You can't be prepared. You have no way you can be prepared to see this.
Tik stovėjau negalėdamas patikėti. Kai žiūrėjau į jo galvą, jo plaukai spinduliavo baltais spinduliais. Atrodė, kad iš jo veido veržėsi baltos spalvos spinduliai. Nebuvo įmanoma pamatyti veido bruožų, nes šviesa einanti iš jo buvo 10 kartų ryškesnė už šviesą, kurią mačiau. Aš pradėjau eiti arčiau jo, kad galėčiau pamatyti jo veidą, kad sužinočiau, kas yra Dievas. Kai žengiau keli žingsnius arčiau jo ir bandžiau įžiūrėti jo veidą, jis staiga pajudėjo. Pamačiau langą, kažką panašaus lyg į apvalų langą ar duris į amžinybę. Kai žiūrėjau per ją, pamačiau visiškai naują žemę. Mačiau žolę su tokia pačia šviesa ir gyvybingumu besiverdžiančia iš jos. Mačiau gėles, laukus ir žinojau, kad net užlipus ant to žolės jos nesužeistum. Spalva ir gyvybinė energija einanti iš jos yra neįtikėtina. Mačiau deimantų skaidrumo upę, medžius jos pašonėje. Dešinėje mačiau kalnus ir mėlyną skaidrų dangų. Stovėjau ir galvojau, tai rojus. Kai žiūrėjau ten, žinojau, kad priklausau šiai vietai. Kažkas panašaus, aš žinau, kad esu sukurtas Dievo ir galvojau, kodėl aš iškart negimiau šitoj žemėje, kodėl aš gimiau kitoj žemėje. Žinojau, kad grįžau namo. Aš keliavau po visą pasaulį ieškodamas rojaus, bet štai kur jis buvo. Pagalvojau, aš namuose. Aš namuose. Kai ėjau link ten, jis atsistojo tiesiai prieš mane ir užkirto kelią. Jis manęs paklausė, tu tai pamatei, nori žengti čia ar nori grįžti? Dieve, aš nevedęs, neturiu vaikų, neturiu dėl ko grįžti. Aš nenoriu grįžti. Kai atsisukau atgal, Dievas man parodė vieną asmenį, kuris mane mylėjo. Kai pamačiau savo mamą, tiesiai už manęs pravirkau. Nes ne tik pamelavau Dievui, bet yra dar ir žmogus, kuris mane myli. Pagalvoju, jeigu numirsiu, jei bus labai skaudu, aš įžengsiu į rojų, o mano mama neturės nei menkiausios nuovokos, kad jos sūnus meldėsi greitosios automobilyje už nuodėmes ir Dievas išgirdo jo maldas, o mama būtų maniusi, kad esu pragare. Pagalvojau apie tai, kad įgaus telegramą, kad jos sūnus vakar mirė, kaip norite, kad pergabentume kūną karste ar pelenų pavidalų dėžutėje. Pagalvojau, jei tai nutiktų, tai visiškai ją palaužtų. Kaip savanaudiška būtų man būti čia ir leisti mamai palaidoti mane ir galvoti, kad esu pragare. Aš noriu grįžti. Aš akimirksniu grįžau į savo fizinę formą ligoninėje, kur daktaras laikė mano dešinę pėdą ir aštrių instrumentų lyg skalpelių, badė ją lygi negyvą mėsos gabalą, tačiau aš nieko nejutau.
Girdėjau Dievo balsą savo mintise. Jis man pasakė, sūnau, aš gražinau tau gyvenimą. Pamaniau, ką? Aš ką tik mačiau Dievą? Kas čia vyksta? Pajutau labai stiprią jėgą einančią per mane. Kažką panašaus į nestiprią elektros srovę. Pajutau, kad ir vėl galiu jausti savo kūną. Ir po kelių valandų aš buvau visiškai išgijęs. Paklausiau Dievę, kuo aš tapau. Jis atsakė, atgimusiu krikščioniu.